Seabait, Spielautomaten, Kartenspiele, Online-Glücksspiel. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai gerai, su pergalė čia dalyje nebūdavo, prisiveikdavot ir praeitą sezoną tas buvo sunkus, pralaimėjot, praeitą irgi turėjot, dar užpraeitą turėjot irgi reikalų, šitas lengvesnis. Kaip jūs klausėtės tą pergalę? Tai žinokit, atrodo, kad lengvai, bet pastangų, jeigu neįdėsi, tai nebus lengvai tada. Netrodys, bet reikėjo labai daug pastangų įdėti, būti susikaupus, nepaisant geros pradžios, aišku, ir pasiruošimas rungtynėm, visą kitą, tai manau gerą darbą visi padarė, tiek fiziškai, psichologiškai pasiruošė tinkamai rungtynėm, nes žinom ir iš patirties, kad kaip sakyti, iki galo žaidžiant su jais ten gali visko būti, plus Partizanas nesenai irgi čia gale tik tai išsitraukė, tai gale atrodo aišku lengva, bet pastangos turėjo būti didelis, kad padarytų rezultatą. Treneris užsiminė apie tą, kad kartais praranda tą discipliną ir buvo atkarpa bent kelis kartus iš Berlyno, kai turėjo dviženklį pranašumą. Kas nutinka, kad komanda, tarkim, išsibalansuoja kažkuriam laiko tarpui? Ne, tai aišku, norėtųsi prie plus 20 padaryti plus 30, prie plus 30 40, bet viskas suprantama, tai žaidžiam prieš Eurolygos komandą, rotuojasi žaidėjai, keičiasi kažkas panašiai, kažkiek atsipalaiduoji, kai gerai pasijauti. Natūralu, bet svarbiausia, kad tais momentais kažkiek leisdavom varžovom padaryti grįžimą, kažkokį 6 taškų atkarpą ar kažką greitai susigrupuodavom ir vėl susigrąžindavom į savo rankas visas vadžias. Tai dėl to gerai, bet taip jau yra, sakau, tai varžovas, kuris atsilieka, tai jiems nesmagu, jie irgi darys viską, kad sugrįžko greičiau. Sakau, Eurolygos visi komanda turėjo šansų čia ir daugiau tų pergalių pasidaryti. Lonis ir Silvinas vėl buvo rezultatyviausi, jie startavo vėl startą 5 ir Madride. Kokia tai didžiulė jėga gali tapti Žalgiriui, žinant, kad Lonį vis labiau prisitaiko prie to europinio krepšinio? Ne, tai aišku, privilegija turėti juos abudu, jeigu jie gerai pradeda, pajungia dar kitus, tai iš vis fantastika, gaunasi lengviau, visiems tikrai pasidaro žaisti aikštelį kartu su jais. Tai smagu, džiaugiamės, bet dar visas, antras ratas laukia, kiek komandų analizuos, kiek statys fiziškų žaidėjų ant jų, kiek kažkokių gynybų kitokių, tai stengsimės, padėsim jiem ir prie sunkesnių dienų, o kai gerai viskas einasi, tai malonu žiūrėti. Ar varė kažkaip nerimo tas Lonį momentas pirmam kėliny, kai susėmė už kulną, žinant tas visą priešistorę, kiek turėjome su Evansu, čia tų situacijų ir tų pirmųjų reakcijų matėm ir Lonį šūkavo net, rėkė iš tas skausmo? Ne, nežinau. Pribėgau, paklausiau, viskas gerai, sakė, viskas gerai, tai nuramino iš karto. Dabar link pirmo rato pabaigos 10-6, kiek tai irgi toks rezultatas įspūdingas šitam Žalgiriui? Kaip sakau, nesinori užmigti kažkaip arba per daug mėgautis, nes, sakau, antras laukia ratas. Greit gali labai paslysti iš patirties, galiu pasakyti, ir ne tik iš savo, ir matėm ir praeitais, ir užpraeitais metais komandos, kurios tas krepšinis, sakykime, prasideda vasario kovo mėnesį, ta tikra Eurolyga. Seabait, Spielautomaten, Kartenspiele, Online-Glücksspiel. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.